Sveiki, mamukai. Labai malonu pirmą kartą būti tokio auditorijoje. Aš esu Eglė Pališkienė, Grimo akademijos vadovė, įkūrėja, dėstytoja, o šiaip žmogus, kuris jau 20 metų padeda moterim grimuotis, dažytis, mokina jas, dažo jas ir padeda jom nepasimesti dekoratyvinės kosmetikos pasaulyje. Ką mums yra reikalinga šita dekoratyvinė kosmetika? Ko gero, jinai padeda mums išsilaikyti ant bangos. Neprarasti optimizmo, net ir pačiais liūdniausiais momentais. Ir tada, kai mes esam pavargusios, ir tada, kai mes nepamiegojusios, ir tada, kai atrodo jau tikrai nieko nebesinori, o dar reikia išeiti į miestą, dar reikia susitikti su žmonėmis, dar reikia nuvažiuoti pas gydytoją. Ir ar tikrai mažo vaikiuko turėjimas mus turi nublankinti ir mes prarandam visus savo tuos ryškesnius kontūrus, mūsų paakiai truputėlį patamsėja, antakiukai neprižiūrėti, lūpos dehidratuotos išdžiūvusios. Turbūt, kad turim pagalbininkų, turim tokių gražių moteriškų dalykėlių, kuriais visada galime save papuošti. Šiandien pakalbėsim apie tai, kas turėtų būti atliekama pirmiausia, kai mes jau galų gale susikaupiam, turim 5 minutės laiko, mūsų vaikutis yra ramus ir mes atsisėdom prieš veidrodį. Prieš veidrodį merginos reikia atsisėsti bent 1 kartą per dieną. Tai yra iš tikrųjų tos minutės, kai jūs bendraujat tik tai su savim, jūs matote save ir jūs pasižiūrite savo į akis ir sakot, taip, bet aš labai graži, jauna, tik tai kažkokie truputėlį patamsėjimai paakiuose, kapiliarai žanduose. Reikia kažką daryti. Ir pirmas jūsų pagalbininkas tai yra kreminė pudra. Kreminė pudra neužsidės gražiai ir gerai, jeigu odelė bus dehidratuota ir praradus drėgmę. Dehidratacija odos vyksta visą laiką, pastoviai, tiek žiemą, tiek vasarą. Dėl to mes turime naudoti kiekvieną rytą ir kiekvieną vakarą drėkinančias priemonės. Drėkinančius serumus, drėkinančius kremus, kaukės, kurios padės atstatyti mūsų hidrolipidinį balansą odoje. Kai jau odelė mūsų yra sudrėkinta, tada mes galime galvoti apie kažkokią spalvą, kurią mes galėtume suniveliuoti, suvienodinti savo veido odą. Juk iš tikrųjų ir jūsų vaikiukui labai gražu matyti jūs tokią gražią, pasitempusią, gražiai apsirengusią ir susitvarkiusią veido odą. Tai pirmas žingsnelis, ką mes darome, mes išsirenkame krempudrą pagal savo odos poreikį, pagal odos spalvą ir pagal odos tipą. Jeigu odelė yra labiau dehidratuota, sausa, tai ir krempudra turėtų būti labiau drėkinanti, turėti daugiau savyje drėkinančių elementų. Jeigu oda riebesnė, tai krempudroje galėtų būti daugiau pigmento ir mažiau aliejuko arba riebesnių produktų, kurie duotų matinį paviršių. Ir krempudrą mes galime, jeigu jos spalva atitinka mūsų veido odos spalvą, krempudrą nebūtinai tepti ant viso veido. Ją galima tonuoti tik tai lokaliai tas vietas, kurios yra ne tokios gražios, kaip mums norėtųsi. Dažniausiai tai būna paakiai ir patamsėjimas aplink akis, skruostų paviršius, kur išryškėja mūsų kapiliarai, patamsėjimai aplink nosytę, aplink lūpas, pigmentas, kurį dažna mamytė tiesiog turi dėl to, kad gimdė vaikelį, dėl to, kad kepenų veikla truputėlį sutriko. Taip, pigmentas
margesnis veidukas, netoks tolygus, jisai yra labai normalus dalykas. Visa tai praeis 2-3 metai ir vėl jūsų odelė, vėl jūsų organizmas viską sutvarkys, taip, bet dabar šiai dienai, jūs turite tokį mažą pagalbininką, jeigu taip galima sakyti, tai gali būti krempudrytė ir specialios priemonės, kurios dar vadinasi korektoriai. Labai smagu yra turėti paakių korektorių. Tai priemonė skirta mūsų paakių odai. Kodėl tai truputėlį kita priemonė, negu mes dengiam visą veidą? Dėl to, kad pigmentas produktuose, kurie yra skirti paakiam, jisai yra labai smulkus ir susmulkintas žymiai labiau negu pigmentas, kuriuo mes dengiam visą veidą. Ir įdėtas į tokią emulsiją, įsodintas į tokią emulsiją, kuri yra labai švelni jūsų paakių odai, nes mes žinom, kad paakių oda tai yra žymiai plonesnė negu viso veido oda, susiraukšlėja greičiau, dehidratuoja greičiau, iš pradžių dehidratuoja, paskui susiraukšlėja. Tai kol dar tai neįvyko, galime patonuoti paakius šviesesniu korektorium ir paakių korektorius turėtų būti 1-2 tonais šviesesnis negu krempudra, kurią mes naudosime visam veidui, arba jūsų veido spalva, kurią mes nustatome taip. Mes pasižiūrime į bendrą visą veiduko spalvą ir to tono, kuriuo mes matome daugiausiai, tai sakykime yra mūsų kaktos tonas, mūsų skruostų, smakro, ta spalva dominuoja. Tai paakių korektoriaus spalva turėtų būti šviesesnė negu viso mūsų veiduko spalva. Ir dengiam paakių korektorių nuo akies kampučio, iš karto iššviesinami mūsų tamsus akių kampai, taip, ir visos tie šešėliai, kurie yra išoriniame akių kampe, jie irgi yra užmaskuojami. Paakių korektoriaus reikia dėti taip, kad jo tiesiog nesimatytų, kad jisai būtų nematomas. Po to mes jau galime tonuoti veido odą ir čia jau mes naudosime krempudrą, kurios spalvytė atitiks mūsų veido spalvą. Kaip išsirinkti krempudros spalvą, tai turbūt jau tikrai perskaitėte ir matėte labai daug patarimų. Dažniausiai mes veido spalvą renkame šitoj vietoj, čia kur veidas susijungia, sakykime, su kaklu ir bendras tonas, jisai mums reikalingas būtent toks. Tai uždengiam krempudrytę, galim dengti tik tai tas vietas, jeigu mes teisingai spalvą atsirinkom, tai krempudrą galima dengti tik tai tose vietose, kur mes matome kažkokius trūkumus. Ne visą veidą, bet tik tai tam tikras vieteles. Ir jūs matote, kad aš dirbu naudodama teptuką, tokį platų, minkštą, gerą teptuką, kurį po to galima išplauti. Tai yra labai patogu. Galima tai daryti ir pirštais, kaip ir kremą, kuris įsigeria. Taip, mes galim lygiai taip pat tas vietas, kurios mums truputėlį kelia kažkokį nerimą, patonuoti ir viskas. Daugiau labai smarkiai liesti kaklo, krūtinės zonos, taip, ten, kur bus mūsų rūbai, gal ir nereikėtų. Tiesiog mes tonuojame mūsų problematiškas vietas ir tiek. Tai būtų pirmas žingsnelis į mūsų grožio pamokas.